Palikti ką nors tai reiškia išvykti kažkur arba nenorėti tuo žmogumi rūpintis laikinai arba ilgą laiką. Ir daugiausia vaikams susidaro tokia vaikystės palikimo trauma, tai kai atsiranda naujas kūdikis šeimoje, kai juo reikia rūpintis, jeigu jis, pavyzdžiui, serga lėtinėm ligom arba yra neįgalus. Kai vaikai būna paliekami auklėm, tėvai išeina į darbą, gali taip pat susidaryti šita palikimo žaizda. Kai vaikai turi likti ligoninėje arba sanatorijoje, kai tėvai ilgai negali su jais būti. Dar kai vaikai paliekami pas senelius per atostogas, kai tėvai išvažiuoja, pavyzdžiui, atostogauti, arba kai patiems vaikams būna atostogos. Kai, pavyzdžiui, mergaitė, tai yra labai svarbu tėtis ir kai tėtis labai užsiėmęs arba kai vėlai grįžta namo, kai mažai ją prižiūri ir trūksta fizinio artumo, tada išsivysto emocinė priklausomybė. Ir tokios moterys užaugusios nesugeba atlikti pačios veiksmų, jom pastoviai reikia, kad kažkas jomis rūpintųsi ir todėl jos pritraukia tokius vyrus, kurie joms parodo dėmesį, jas sužavi, jom pradeda teikti dovanas, jomis rūpinasi ir jos užkimba ant šito kabliuko. Ir daugiausia tokios moterys linkusios tapti aukomis, nes negali prisiimti atsakomybės už save.